ponios ir ponai, čia ne 3 milijonai. Lietuvo žmonių mažiau negu parduotų iPhone'ų. Turiu omeny tik Amerikoje, ne visame pasaulyje, nes parduotų iPhone skaičius vis auga ir auga. Steve'as Jobsas padarė puikų dalyką, sukūrė tokį mobilų, kurio pasaulyje nestinga. Sorry žmonės, nusikreipiau truputį nuo temos, nes tema yra visus mus apimantis problemas. Emigracija, žmonės iš čia išvažiuoja, paaugliai užsienyje gyventi planuoja, lieka čia tik patriotai ir senukai, kurie nenori ar negali iš čia išvažiuoti. Žmonės sako, kad čia gyventi blogai, gerai gyvena tik tai mūsų Seimo nariai. Tu sakai, Lietuva man nieko neduos, o ką tu turėtų jos, kągi tu, 3 milijonai, grįžkit atgal, jūsų laukia Lietuva. We walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. I say you know that you're not alone. Ne taip jau bloga ir gyventi mūsų Lietuvoje. Mums nepatinka korupcija ir didelės kainos, tai kad gelbėja mus tik Europos Sąjunga ir bėgame nuo finansinio nestabilumo, kuris irgi mūsų valstybėlę pražudo. Mes svajojame apie nerealią karjerą kažkur Vokietijoje. Ar kur ten kas bėga, kur didelę dalį finansuoja valstybė, visiškai sunaikinami taip lietuvių didybę. Kai kurie pasilikę neberanda teisybės ir randa išeitį degtinį ar savižudybę. O tu daryk ne kaip kiti, tu būk kitoks ir pastatyk aukso bokštą ant mėšlo krūvos. Pabandyk prasimušti ten, kur bus sunkiau, and be proud of it, turėsi iš to kaifo daugiau. Galbūt nesu patriotas, pasakysi tik mano santykiai su Lietuva nepriklauso nuo jos padėties. Grįžkit atgal, jūsų laukia Lietuva. We walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. I say you know what, you're not alone. Juk taip nebloga čia gyventi ir Lietuvoj.